Pokalbis su dienos svečiu. RS2 radio eteryje atėjo metas pokalbiui su dienos svečiu. Na, o šiandieną mes klausytojus kviesime pakeliauti, nukelsime, pavadinkime į senąją Lenkijos sostinę Krokuvą. Na, o visą tai padaryti mums padės šios dienos pašnekovas, keliautojas ir gidas Ričardas Jakutis. Labadiena. 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 Taip, iš ties, galima teikti, vasaros paskutinės dienos, vasara baigėsi, tačiau kelionių metas turbūt tikrai ne, ir būtent po šį gražų Lenkijos miestą galima keliauti tiek rudenį, tiek pavasarį, aš manau. Taip, be abejonės. Sovietiniais laikais buvo įrodinėjama, kad tik tai kvailiai ir kažkokie vakariečiai gali keliauti kitų laikmečio. Iš tikro, tai kelionėm dar labiau tinkamas yra ruduo, tarkim. Man atrodo, kad kelionėm pats geriausias metas, kad tą rudens depresiją pergyventi taip toliau, tai keliaudamas tikrai. Ir Krokuva būtent tas miestas, jis daugiau pietuose, jeigu nuo Šiaulių, taip kad labai tinkamas miestas kelionėms. Kągi, tai pradedame, galima taip teikti, kelionių sezoną su RS2, na ir atsipūtimui, atsipalaidavimui ir pradėkime mūsų kelionę. Gal pradėkime nuo istorijos, būtent šio miesto Krokuvos istorijos, o ji tikrai, kiek žinau, yra gan įdomi. Taip, Krokuvos istorija, truputį anksčiau datuota Krokuva, ta pačia Lenkija, kadangi tai sostinė, datuota 965 metais, 50 metų kažkur taip apytikrai 1009 Lietuva datuota. Reiškia, ten tik tai maloniau datuota, nes jeigu Lietuvai čia visa Brunono istorija tokia gan nesėkminga, tai tenai tiesiog vienas toks žydas, Abrahamas von Jakobas, atvyko į Krokuvą, Vavelio kalvoj padarė gešeftą, jam ten pavyko, jis kažką pirko, kažką pardavė ir žodžiu jis aprašė maloniai tą Krokuvą. O šiaip mums turbūt Krokuvos istorija gal prasidėtų nuo 13 amžiaus turbūt, kada mes šiaip tai Jogaila Jadvyga labai žinom jų tą santoką, bet iš tikrųjų dar 13 amžiui buvo, jeigu Jogaila Jadvyga 14 amžius, tai 13 amžiui buvo Aldona ištekėjusius Kazimiero Didžiojo. Va čia kažkaip ta jų santoka yra kažkaip primiršta, o vis tik ta tokia pirmoji sąsajo. Paskui be abejo Jogaila Jadvyga eina. Na ir aplamai dar, jeigu taip šoktelti šias dienas, tai aš vis pajokauju, kad taip gal pokalbis būtų normalesnis tos santokos, kada čia žuvo prezidentas Lechas Kačinskis ir Jaroslavas Kačinskis, jo brolis, pretendavo į prezidentus, buvo iškėlę savo kandidatūrą, Komorovskis ten nugalėjo, bet aš taip pagalvojau tada, jeigu būtų Jaroslavas Kačinskis laimėjęs, taigi faktiškai Dalia Grybauskaitė viena netekėjus, Jaroslavas Kačinskis nevedęs, tai galbūt ta būtų prasidęsę tas Lietuvos Lenkijos tie draugystės ryšiai per santoką. Jo, ir iš ties, kalbant apie Lenkiją, apie Krokuvą, būtent šį miestą, niekaip nenueiname nuo sąsajų su Lietuva, kadangi jos tikrai glaudžiai susijusios. Taip, glaudžiai, virš 200 metų buvo Lietuvos valstybė šitai valdoma. Ir mes, pavyzdžiui, kad ant Pavelio kalvos, pavyzdžiui, Švento Stanislovo katedra, taip, o ant Vilniaus katedros pasižiūrėkim. Taip pat Šventas Stanislavas, Šventas Kazimieras ir Šventa Elena stovi, jau taip pat ryšiai visi. Tai kiekvienas ženklas, kiekviena pėda Jogaila palaidotas. Jogailos, netgi kas įdomiausia, kad Jogailos veidas paimtas, čia labai reta istorija, nuo jo tikro veido atspaudas. Ir sarkofage, reiškia, paminkliniai plokštė atspaustas jo tikrasis veidas, nuo tikro nuimtas. Daugiau, visi tiesa patys Lenkai, jie taip mėgsta pasigirti, pavyzdžiui, visą laiką, kad jų aikštė, Turgaus aikštė Krokuvai, pati didžiausia rytų, ne rytų, aplamai Europoje, sako, pati didžiausia. Tai iš tikro pagalvojus, tai gal vis tik kažkiek, manyčiau, savo, kiek kur buvęs, tai Paduvos aikštė, Italijoje, man atrodo, didesnė. Arba jie sako, kad jų altorius, toj Marijos bažnyčiai, toj pačiai Turgaus aikštės, tvošo drožtas altorius iš medžio, pats gražiausias rytų Europoje. Irgi, bet tas pasigrimas nieko blogo, faktiškai, ne to. Kiekviena tauta, žinoma, nori pasididžiuoti kažko, pasigirti. Bet iš tikrųjų tai labai graži Krokuva, tai antroji Roma vadinamas, tai tiesiog Europos perlas, ir taip toliau daugybė tų žodžių gražių galima rasti. Na ir dar šiek tiek apie tai, kuo būtent žymi Krokuva ir, kiek žinau, tikrai ne vieno, ne tik istorijos faktu ir vietovė. Taip, Krokuva labai dabar įdomu, kad Vavelio kalvoje disfunkcijos vykdomos. Tai
visi karaliai tenai, karališkoji valdžia, Babelė randasi hierarkinė valdžia, bažnyčios valdžia, katedra ir taip pat nekropolis, kadangi ten laidojimo vieta yra. Ir jeigu ten taip žiūrėsim, tai ten palaidotų, kiek palaidotų, pavyzdžiui, kai Jogaila minėtas, Jadvyga be abejo, tiesa, tik tai toks Jogaila, matot, Jadvyga tai gėlėse skendi, jie jau visas jos tas tapas gėlėse. Na, jie Jadvygą labai myli Lenkai, prie Jogailos nėra gėlių. Aišku, mūsų turistai nėra turtingi, aišku, ten tų gėlių padėti, bet šiaip daugiau asmenybių, kas Adomas Mickevičius ten palaidotas, Steponas Baturas, na, tiesiog Tadas Kostiuška, taip patgi su Lietuva susietas, tiems sukilimams jis davė pradžią, kurie prasidėjo Lenkijoje, po to atėjo į Lietuvą tautiniai tokie sukilimai tautos pagrindu. Ir apie architektūrą, vienas miestas, kur architektūrų labai daug, tarkim, galbūt gotika vyrauja, taip sakykim, Krokuvai, bet ir baroko yra, ir renesanso daug, ir tokia architektūros eklektika, jį nežeidžia. Pavyzdžiui, labai gražu man, netgi tai labai keista, kad tiek daug architektūros susilieja. Ir viskas labai gražiai dera. Ir viskas labai gražiai dera, taip, labai keistokai. Tai keistokai, bet maloniai keistokai, taip, tokie dalykai. Kągi, tai čia tokia įžanga į mūsų kelionę po šį tikrai gražų senąjį Lenkijos miestą Krokuvą. Kaip matome, jis tikrai glaudžiai susijęs su Lietuva, tai sako ir istoriniai faktai, kurių tikrai nepaneigsi, tačiau dar įdomus dalykas, kad netgi susiję su mūsų Šiauliais. Ir kaip visą tai susiję, jau kviečiu klausytis po keletos muzikinių kūrinėlių. Pokalbis su dienos svečiu. Tad, kaip minėjau, grįžtame prie mūsų pokalbio būtent apie Krokuvą ir prieš nuskambant muzikiniai pauzei šiek tiek anonsavau, jog ne tik Krokuvą sieja glaudus ryšiai su Lietuva, bet ir su Šiauliais. Kas tai būtent sieja su mūsų gimtuoju miestu, klausiu mūsų pašnekovo. Čia dar prieš atsakant jūsų klausimą, man labai patiko ta itališka muzika, kurią parinkot, lyg tai specialiai būtų, nes geresnė iliustracija Krokuvai negali būti kaip itališka muzika, nes tai itališkas, vis tiek itališko tipo miestas, kadangi karalienė Bona atvežė būtent į tą miestą Italijos visus menininkus ir jie jau padarė tą Krokuvą, kokią jį dabar stovi. Dabar apie tą ryšį su Šiauliais, tai Krokuvo universitetas įsteigtas 1364 metais, tai gan senai, jį įsteigė Kazimieras Didysis, bet jis vadinasi Jogailos vardu, todėl kad po Kazimiero Didžiojo valdė Jogaila ir jis buvo, toks labai rūpinosi universitetu, būtent jis pakėlė tą biblioteką, dabar Krokuvos universiteto taip pat Jogailos vardo biblioteka, be abejo, kaip ir visas universitetas, viena iš didžiausių, vėlgi Lenkai sako, kad ten didžiausia Europos kažkokioj tai dalyta biblioteka, tikrai labai didelė. Ir Vilniui, kada 1579 metais taip universitetas įsteigtas, tai iš Krokuvai 200 metų, netgi truputį daugiau nei 200 metų anksčiau įsteigtas. Ir būtent tas universitetas, be abejo, pirmoji draugystė jo prasidėjo su Vilniaus universitetu, bet po jo dar keletas yra Lietuvoje universitetų, su kuriais Krokuvos universitetas, Jogailos universitetas dabar draugauja. Tai vienas būtent iš jų yra Šiauliai, Šiaulių universitetas. Bet to, jeigu tai paėmus, gal ne šiauliečiai, bet kiek mokėsi tame Krokuvos universitete žmonių iš Lietuvos. Tai ir, kad ir menininkai, tai Petras Rimša, Justinas Vinožinskis, tokios minties, pasaulietinės minties korifėjus, Adomas Kulvietis, tarkim, Sofija Čilonienė Kimontaitė, daugybė tų labai, kas vyko į Krokuvą mokytis. O šiaip dar, jeigu taip kalbant apie Krokuvą, aš paminėjau, pirmą kartą kalbant Aldoną ir Kazimierą, Jogailą ir Jadvygą, dar būtinai be abejo reikia paminėti, dabar karalienė Bona užsiminiau, reikia būtinai paminėti Žygimantą Augustą ir Barborą Radvilaitę. Vis tik jų meilės istorija buvo. Barbora Radvilaitė karalienė tik metus ir vieną dieną, jeigu taip tiksliai. 1551 metais gegužės mėnesį mirė. Ir kada jį mirė, būtent Žygimantas Augustas buvo jo tokia meilė, kad jis ją į Vilnių, jos kūną, jos karstą didėjo nulipęs nuo žirgo. Tai reikia įsivaizduoti, kad karalius, koks nusižeminimas nulipa nuo žirgo ir eina pėsčias. Ir apie mėnesį truko ta jų kelionė. Ir po to jis visuose rūmuose, tiek Vilniuje valdovų rūmuose, tiek Krokuvoje, visos užuolaidos turėjo būti tik tai juodos spalvos. Viskas, reiškia, tai didžiulė meilė. Aišku,
jie palaidoti atskirai, taip jau susiklosti istorija, kad Barbora Radvilaitė turbūt daug kas ir buvo palaidota Vilniui, po katedros požemiuose. Žygimantas Augustas palaidotas Vavelyje, Vavelio katedroje, jo koplyčia yra labai graži koplyčia. Bona karalienė, kadangi Italija, išvežta Italija, tenai palaidotoje taip įsiskirsta. Bet dar karalienės Bonos toks vaidmuo, vėlgi paėmus, jį atnešė didžiąją kultūrą, ne tik, kad jį atnešė į Lenkiją, bet taip pat ir Lietuvą. Čia irgi atkeliavo, jos pasekoja, biblioteka labai didelė atvažiavo į Lietuvą. Labai daug dailininkų taip pat čia atvažiavo. Pagaliau ir toks dekolte atsiradimas. Čia vyra malonu pasižiūrėti, moterim irgi pasididžiuoti yra, ko tai būtent dekolte madą karalienė Bona atvežė. Ir tai ta istorija irgi, Žygimanto istorija, Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės istorija, tai irgi, ką ten kažkokie iš Veronos vaikai, o čia tai prašau, kokia istorija palyginus su Šekspyru. Puikiausiai Šekspyras, kągi, būtų žinojęs, būtų aprašęs tą istoriją, aišku. Tai. Aišku. O dabar šiek tiek apie tai, jog minima Krokuva yra senoji Lenkijos sostinė. Gal šiek tiek apie tai dar istorijos faktų? Taip, Lenkijos sostinė ir iki 1596 metų ji buvo Lenkijos sostinė, kadangi Vavelio kalvoje viskas vyko, ten visi karaliai ir visi laidojami Vavelio katedroje ir visi karūnavimai tenai vyko, visi įžengimai į sostą, viskas ir tai vyko labai iškilmingai, vis tik Krokuvos senamiestis labai didelis, Vavelio kalva, visos tos iškilmės, dabar tie yra išlikusi dar tų, kad Krokuvoje sėkmingai baigėsi karas, kad mažiausiai nukentėjo, pavyzdžiui, Varšuva sulyginta su žeme, dabar Varšuva irgi viskas atstatyta, o Krokuva irgi kažkiek nukentėjo, bet tai nukentėjo ne tiek, Krokuva kažkaip labai pavyko. Tas grožis, būtent reikėjo kažką remontuoti, reikėjo daug ką restauruoti, bet vis tik tas visas grožis išlikę daug ir autentiškumo. Netgi, pavyzdžiui, viena bažnyčia statyta 1101 metais išlikus tokia, kokia buvo Krokuvos senamiesty, netoli Vavelio, išlikus būtent nepažeista. Tai čia yra labai... Ir būtent ta istorija, Liublino unija, kada jau buvo, čia labai perkelimas sostinės iš Krokuvos į Varšuvą, labai toks paprastas, kadangi Liublino unija, tai reikėjo, kad arčiau važinėti surast tašką, kad tarp Vilniaus ir Krokuvos būtų artimesnis, tai Vasa III būtent perkelė sostinę ir surado tą sostinę Varšuvoje. Bet nežiūrint to, dabar kažkaip visų reiškia Lenkų žvilgsniai kažkaip krypsta į Krokuvą. Ir ten, jeigu pasilaidot garbingoje vietoje, tai dabar Lechas Kačinskis, jų prezidentas vėl laidojasi, reiškia. Nors jau atrodo sakė, kad nebesilaidos, jau viskas Vavelėje nebebus laidojama Krokuvoje, bet vis tiek Krokova liktai ta vieta, net hierarchijos atžvilgių, aišku, be abejo, tarkim, pagrindinė jų yra viskupija Varšuvos, bet vėlgi Krokova ir Karolis Voityla iš tenai popiežius Jonas Paulius II ir vėlgi viskas, ta sostinė liktai dar kažkokia tai gyva, dar arsuoja ta pati sostinė. Tarsi liko kažkoks didingas miestas. Didingas miestas, taip liko. Čia vėlgi padėkosiu mūsų pašnekovui už pokalbį. Kviečiu vėlgi padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios grįšime į eterį ir jau kalbėsime apie žymius svarbius objektus, kuriuos rekomenduotina pamatyti kiekvienam iš mūsų. Pokalbis su dienos svečiu. Dienos svečio laidoje toliau tęsime savo kelionę po senąją Lenkijos sostinę Krokuvą. Mums keliauti padeda keliautojas ir gidas Ričardas Jakutis. Viename iš interviu jūs minėjote, jog kiekvienam lietuviui tiesiog privalu pabuvoti Krokuvoje, tad paklausiu, kodėl? Tai be abejo, kaip čia minėta, tai pirmiausia virš 200 metų buvo Lietuva valdoma, Lietuvos valstybė iš Krokuvos, tai kaip sostinė mūsų. Daugiau visos tos visi žmonės, tarkim, Jogaila jau pats pirmasis, tai iškia Adomas Mickevičius, visos Asos Žalgirio mūšio paminklas, kuris nuostabo grožio paminklas, kuris 1910 metais, kaip Žalgirio mūšio buvo 500 metų pastatytas. Ir Žygimantas Augustas su Barbora Radvilaitė, be abejo, jų kambariai, kurie gyveno, galima aplankyti rūmuose. Viskas tiesiog ir ženklai, net kaip po Vavelį vaikštai yra tie lietuviški ženklai, visi, kas simbolizuoja Lietuvą ir Vytis, visur užtiksi daug kur tame mieste. Ir kaip minėjau, Šventas Stanislovas. Sąsajos tiesiog kiekviename žingsnėje.
Aišku. Nu, dabar paprašysiu, kad papasakotumėte apie kitus svarbius, įdomius objektus, kuriuos tikrai įdomu pamatyti kiekvienam turistui. Tai pirmiausia, Krokovai turbūt reikia ekskursiją pradėti nuo Vavelio, jau minėto, nuo Karalių kalvos. Nuostabaus grožio katedra, taip pat nuostabaus grožio karalių rūmai. Dar dabar ten viena tokia, tarkim, gal neesminė, bet labai daug žmonių sutraukiantis dalykas, kad tenai eksponuojamas Šratureiskiai, parsivežė tą paveikslą iš Italijos, Leonardo da Vinci paveikslas Madona su šermonėliu. Na, vėl lenkai sako, kad tai Leonardas da Vinci yra 20 paveikslų nutapęs. 5 yra dingę, 15 išlikę istorijoje. Tai jie motyvuoja, kad tai antras paveikslas po Mona Lisos. Na, tiek to neginčikim. Ir, žodžiu, bet pamatyti tą paveikslą irgi ten susidaro. Ten po 15 žmonių tik įleidžia iš viso prie jo prieiti, reiškia tą salę. Karalienės Bonos kambariai, kaip karalienės Bonos kambariai buvo eksponuojamas, tai prie jo labai daug žmonių. Bet tai aišku neesminis dalykas. Esminis dalykas tai architektūra, tas grožis Vavelio. Toliau nusileidus nuo Vavelio kalvos. Tai be abejo vienas iš centrinių dalykų, tai tokių yra Turgaus aikštė. Didžiulė Turgaus aikštė su Marijos bažnyčia, kurios, kaip minėta, Vytos Tvošo, 12 metų Vytas Tvošas drožė altorių, ten Marijos gyvenimo scenos, bet tai figūros nuostabiai išdrožtos iš liepos medžio. Ir taip pat toj bažnyčioje galima sakyti, vien Jan Mateiko paveikslai. Tas, kur Žalgirio mūšį nutapė, to paties dailininko. Ir Vispenskio vitražai, taip pat puikus vitražistas. Tiesa, jo vitražų dar galima pamatyti ir Švento Pranciškaus bažnyčioje, taip pat netoliese tos Turgaus aikštės. Dar vienas toks, kur lietuvių reikia aplankyti, tai Žalgirio mūšio paminklas stovintis. Taip pat, galima sakyti, senamiesčio teritorijoje ant ribos prie Florijono vartų stovintis tas paminklas. Ir jo autorius Antanas Vivulskis. Vėl čia truputį galima, ne visiškai Šiauliais Šiluvoje suprojektavęs Marijos koplyčią. Tai jo autorystė, Vilniuje 3 kryžiai. Tai vėl ryšys būtent su Lietuva labai didelis yra. Tai 1910 metais tas paminklas pastatytas, jau minėjau, kaip Žalgirio mūšį buvo 500 metų, dabar jau 600 atšvęsta tą mūšį. Ir karo metu buvo paminklas sugriautas, bet po karo jis atstatytas. Ir ten žirgo, ten visą laiką ginčijamasi, kas yra. Ar Jogaila sėdė ant žirgo ar Vytautas. Vis tik reikia pripažinti, ką darysi, kad tai sėdė Jogaila. Bet nėra taip blogai, kad Jogaila sėdė. Vis tik ne Vytautas. Mane vienas turistas, tai vos ausų negavau nuo jo, nes jis būtinai rodinėja, kad tai ten ant žirgo Vytautas. Bet veidas, kaip pasižiūrė, truputį Vytautą panašus, bet iš tikro visi istorikai, su mūsų kiek Lietuvos istorikais kalbėjus, tai vis tik ten reikia pripažinti, kad ten ant žirgo Jogaila. Bet Jogaila Vytautas abu jie Žalgirio mūšį laimėjo, taip kad viskas čia tvarkoja. Daugiau dar turbūt ne tik Krokova, bet kadangi iki Krokovos nuo Šiaulių 900 km, gerų 900, tai važiuojant, kad nedusibostų, mes visą laiką, toks mano tikslas, užvažiuojam į Varšuvą, tas Varšuva atstatytas miestas, bet vis tiek, kad kelionė nebūtų nuobodu. Apžiūrim Varšuvą senamiestį, truputį karališką žiedą apžiūrim, o grįžtant stojam Čenstakavoj. Tai jeigu arčiau Krokovos, irgi, kad nebūtų kelionė nuobodi grįžtant į Šiaulius. Tai tie keli objektai šalia Krokovos, taip kaip Velyčkos druskų kasyklos, kur ten jau daugiau grožis yra, nusileidžia 135 metrų gylį ir eini tas stalaktytai, stalagmitai, to druskų liutyse. Kvėpuoti 2 valandas ekskursija trunka. Koks malonumas kvėpuoti, eini ežerą, prieini ir taip toliau. Toks viskas ten, pavyzdžiui, bažnyčioje, koplyčia, tiksliau vadinamas Šventosios Kingos bažnyčia arba koplyčia, viskas iš druskų tenai, visi paveikslai iš druskų, statulos iš druskų, netgi šviestuvai druskiniai tenai, viskas padaryti iš druskų. Taip pat dar pasiekėm Zakopanę, kadangi tai 100 km nuo Krokovos kalnai, gražu pasigražėti ne tiek davažiavus, kad pamatyti kuo daugiau. O grįžtant Čenstakavą irgi tai labai šventa vieta, vėl jie skaito, kad tai 3 vieta Europoje pagal šventumą po Liurdo ir Fatimos. Tada aišku, vėl gali ginčytis, kur ta Mančegorija yra, bet nesvarbu, vėl nesiginčykim, tiek to gal viskas man net patinka tas didžiavimas tautos tokiais dalykais, savo reiškiniais, savo objektais. Aišku. Paklausiu, ar visus svarbius įdomius objektus paminėjome? Ką dar rekomenduotumėt galbūt pamatyti? Na, ten turbūt kiekvienas žingsnis vėl taip aš turbūt tos jau pačius tos esminius pagrindinius, bet ten ir Dominikonų bažnyčia kokia graži reiškia. Ir kai pasistatė Pranciškonų bažnyčia Krokovoje, toj pat Dominikonai pastatė savo bažnyčią.
dominikonai yra, jų ordinai tokie, dominikonai tai baltom sutanom, jie dominus kanus, tai viešpatės šunis, dominus viešpats, o kanus tai šuo lotyniškai, tai tokie labai tarnaujantis viešpatui. Pranciškonai gal daugiau tokie, irgi jie, kaip sakant, jų žinoma, čia Lietuva jų daug yra, nes jie tokie irgi vaikšto, ir basiją mėgsta vaikščioti, irgi toks nusižeminimas pas juos tų dviejų ordinų, labai ryškios bažnyčios, be Marijos bažnyčios tos labai ryškios. Na, tiesiog teatras puikus labai, kurgi tenai Krokuvai. Tik tai aš irgi linkęs vadinti, kad tai operos ir baleto teatras, slovačko teatras, nes jo visos formos didingos kaip operos ir baleto, bet ten yra dramos teatras, kas įdomiausia, kaip keiščiausia, atrodo, kad operos turėtų būti labai gražus vidus, nuostabi uždanga. Man teko ten per Agiuntą matyti Ibseno pjesę, reiškia, bet tikrai visur ir Barbakanas tenai sukurtas, ir tiesa yra Rotušės bokštas pasviręs 55 centimetrais, ir vėl to didžiuojasi, kad Turgaus aikštai, ir labai sutinka, jeigu Pisos bokštas pasviręs 5,5 metro, tai čia 55 centimetrus pas juos pasviręs. Irgi rodo ją tą pasvirimą, bet įžiūrėti galima. Universitetas nuostabaus grožio, universiteto kiemelis, šiek tiek primena Vilniaus kiemelį, bet patys universiteto tai visas kvartalas senamiestyje. Jeigu pas mus Švento Jono bažnyčia, universitetinė bažnyčia Vilniuje, tai ten Šventos Onos bažnyčia. Taip pat labai gražiai primena mūsų Petro ir Povilo, tarkim, baroko perlas, toks irgi tas Šventos Onos bažnyčia. Taip, kad ten kiekviena gatvelė, kiekvienas namas, kur gyveno Mateika, pavyzdžiui, namas, kur gyveno Vispenskis, kiekvienas labai gražus aikštė, Turgaus aikštė Adomo Mickevičiaus paminklas, Rygeris, skulptorius, pastatė, kai 100 metų buvo tas Adomui Mickevičiui. Irgi jo metiniams pastatytas, taip kad dabar ten jaunimo susitikimo vieta tokia daugiausiai. Ir karietos važinėja, visa tokia atmosfera, tokia viskas išlikė, ar ne? Viskas išlikė, dvelkia senovė. Na, žodžiu, ir pats miestas, pats senamiestis, kaip jūs minėjote, kiekviena gatvelė tikrai velkia ne tik senovę, bet ir tą rame dvasia, į tą miestą visada vis norisi sugrįžti, ar ne? Taip, dar man tokia graži, tokia viena detalė, kad ten senamiestis viskas buvo apjuosta siena. 7 vartai buvo ir išlikus tas sienos tik fragmentas prie Florijono vartų, ir tie vartai išlikę Florijono. Na, vėl, jeigu lygins su Aušros vartais, tai galima lyginti. Tai, o visos kitos sienos jau nebėra. Jie, kas įdomiausia, sieną net statinėjo, bet paliko tokį sodą. Visas senamiestis apjuostas sodų, plentai, vadinasi lenkiškai, tas tokia žalia zona. Tai labai įdomu, pereini žalią zoną, įeini į senamiestį iš miesto. Arba atvirkščiai, vėl per tokią žalią zoną pereini, įeini į miestą. Toks gražus atskrimas senamiesčio nuo kito Krokuvos miesto, kuris jau pastatytas vėliau. Kągi, ačiū Jums už Jūsų pasakojimą, tai tik trumpa kelionė, ką mes spėjome per laidos valandą apžvelgti, trumpa mūsų kelionė po senąją Lenkijos sostinę Krokuvą. Na ir pabaigai, ką galėtumėte palinkėti keliaujantiems ir ne tik? Tai pirmiausia, tai reikia keliauti, būtinai reikia keliauti. Ir jeigu ką rinktis, be abejo, visi geriau Paryžių, Londoną, taip toliau, aš suprantu tas, bet ypatingai dar tuos kurortus, man kažkaip, nežinau, aišku, pailsėti reikia viskas, bet man kažkaip taip, nenorėčiau, tai jau geriau tikrai susiruošti 3 dienom į Krokuvą, už 3 dienos. Ar užtenka 3 dienų pamatyti svarbiausius objektus? Na, taip jau ant ribos, bet jeigu taip jau skaičiuojant, kad savaitgalis, kad ten tik penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, aišku, ten visą savaitę galima būti, bet jau patį tą esmę vis tik galima pajust Krokuvos dvelksmą, tas galima, bet labai jau stropiai vaikštant ir stengiantis. Tai jūsų palinkėjimas keliauti ar ne tik? Palinkėjimas keliauti, bet pirmiausia keliauti į Krokuvą. Į Krokuvą, nes kaip viską reikia pamatyti ir Paryžių, ir viską, bet Krokuvą, tai čia man net keista, kaip lietuvis gali numirti, nebus Krokuvai. Na ir čia dar patarsiu, rinkitės gerą gidą, gerą pašnekovą. Ačiū dar kartelį, primenu, šiandieną laidoje keliavome po senąją Lenkijos sostinę Krokuvą ir visą tai padėjo mums padaryti keliautojas ir gidas Ričardas Jakutis. Na, o šios laidos kartojimą jūs galite girdėti lygiai po savaitės ateinantį ketvirtadienį po 19 valandos. Ačiū Jums dar kartelį už pokalbį ir gerų kelionių. Ačiū.